Vakarėlis prie Seimo antra dalis. Video skiriu tiem, kurių šiandien čia nebuvo ir nei fiziškai, nei mintimis su mumis aikštėje. Iš tikrųjų labai keista kalbėti apie kažkokius dar abejingus žmonės. Aišku, kurie nėra vatnikai ir botai troliai, kurie siaučia TikToko komentarus. Šiaip jeigu netingit ir nesunku, tai naikite TikToką, parašykit kažką gerą, nes ten šūdų lavina plaukia gera. Čia kreipiuosi į tuos, kurie tiesiog nemėgsta ir pyksta ant LRT. Žiūrėkit, LRT nėra tobulas, yra durnų dalykų. Bet dabar būkit nuoširdūs ir atvirai pasakykit, kas nekenčia Beatos virtuvės, gamtininko užrašų ar nemokamų filmų kolekcijos LRT epiko. Bet esmė ne čia, nes protestas nėra apie LRT tobulumų išlaikymą. Bet galiu garantuoti, kad šitų įstatymų LRT tikrai netaps jums fainesnė, jeigu tikrai esate už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Jūs privalot suprasti, kad ši koalicija nėra vadinama buldozeriu šiaip sau. Ties LRT cenzuravimu tai nesibaigs. Jie važiuos ir griaus mūsų valstybę toliau ir viskas pagal priešo dūdelę. Ir kalba seniai nebeina apie tai, ar tu domiesi politiką ar ne. Tai jeigu ir toliau nori gerti frappę, latte, mate, bubble tea, nori rūkyti kosiukus, veipukus ir realiai tiesiog laisvai kritikuoti valdžią, tu privalai būti čia rytoj. O žmonės čia būriuosis ir kiaurą naktį. Tai jeigu įtikinau tave, atvaryk čia bent valandžiukiai pabūti. Ate.